Sveiki, ar norit pyragaičio prie pietų kavos? Taigi aš jums jį duosiu paragauti. Šiandien iš ryto pabudau tokios įdomios energijos. Atėjo tada po tos energijos atėjo patirtis nauja ir po to atėjo nauji suvokimai. Ir visuomet, kada tai man ateina, stengiuosi pasidalinti su jumis. Dėl to, kad tai, kas ateina, yra ne tik tai man, bet ir visiems kitiems. Taigi šiandien mūsų desertas prie kavos, jūsų pietų, yra mintis apie sistemas. Iš tiesų ir labiau ne apie sistemas, bet apie išsisisteminimą, kuris dabar vyksta. Ir mano mintis yra tokia, mes iš tiesų, kada ateinam į žemę, labas Stela, kada mes ateinam į žemę, mes ateiname kaip sistema. Ir viskas, kas yra aplinkui, ta fizinė realybė, kaip ir mūsų fizinis kūnas, yra tam tikra sistema. Ir ta sistema, jinai yra įsižemina, kada energija nusileidžia iš aukštybių, kartu su siela ir su informacija, jinai įsižemina į fizinį kūną. Kad tas fizinis kūnas galėtų kurti realybę būtent toj žemiškoj plotmėj. Ir jam reikalinga ta sistema, nes jeigu nebūtų mūsų kūno sistema, tai jisai greitai įsiskaidytų. Ta prasme, išbirėtų, išsilietų, mūsų kiekvienas organas būtų savo. Bet kadangi jisai yra sistema, jisai palaiko visų organų darbą ir atlieka savo funkciją šitoj realybėj, kūrybinės mūsų funkcijas, nes kuria mūsų vis dėlto dvasia, padedant mūsų fiziniam kūnui. Ir kasgi dabar vyksta? Labas, Jurgita. Ir kasgi vyksta, kada mūsų sąmonė visų pereina į tą kitų vibracijų sąmonę, į kitokį dažnį, į kitokį mąstymą, kas dabar vyksta iš tikrųjų, jinai tempia daugelio žmonių sąmonės paskui save. Norim, nenorim, mūsų siela pasiruošus ir mes ten tempiamės, einam. Ir kada mes einame, mūsų sąmonė eina ir tempiasi tą fizinį kūną į tą aukštesnių vibracijų, kitokio mąstymo, tą realybę. Ten žmonės vadina ją 3D, 5D ir taip toliau. Aš jau jų nebevadinu niekaip, bet tiesiog tai yra kitokia realybė. Ir štai toje realybėje iš tikrųjų nebėra sistemų. Sistemos yra būtent šitoje žemiškoje realybėje. Ir kasgi yra sistemos? Tai yra mūsų visa socialinė aplinka. Tai yra visi mokesčiai, visos mokyklos, yra viskas, kas laikosi šitam pasauliu dabar, viskas sukurtas ant sistemų. Ir žmogus, kol jisai užsijima, sakykime, darbo tokiu samdomu, jis yra sistemoje. Netgi tas, kuris ir neužsijima samdomu darbu, jisai jau turi savo veiklą, jis vis tiek tam tikrą dalim jis yra sistemoje. Bet dabar visos tos nuo švietimo iki kitų sistemų, jos visos pradeda griūti. Ir kokiagi užduotis yra žmogui, kurio sąmonė jau yra pasiruošus eiti toliau. Pagrindinis dalykas yra neprisirišti prie sistemų. Ta prasme, jeigu mes esame sistemoje, tai mes pamažu labai gražiai bandome iš tų sistemų išeiti, švelniai išeidinėti. Ir svarbu labai nekurti naujų sistemų. Nes kas atsitinka su žmonių? Nes mūsų mąstymas yra labai sisteminis. Ir vos tik tai mes išeinam iš vienos sistemos, mes pradedam kurti patys savo sistemas. O negi mūsų fizinis kūnas iš tiesų, jisai išsiskaido, jisai išsisistemina, jisai pamažu iš materijos virsta į dalelytes. Tai aišku yra ilgas procesas, neįvyks iš karto dabar. Bet apie ką aš noriu jums pabrėžti ir kokia man mintis atėjo, kaip atsitinka su mumis, kada mes bandome išeiti iš sistemų, pavyzdžiui, ten kažką tai bandom daryti savaip, Kur prasideda vėl tas vadinamas užsikabinimas už tos sistemos ir kas iš mūsų labiausiai atima energiją. Tai atima energiją mūsų būsena, ta mintis, kur viduj atsiranda, gal aš dar čia pakovosiu, čia neteisingai. Tas nepriėmimas to, kas yra. Mes iš tikrųjų
darom veiksmus, mes turim daryti veiksmus, tačiau mūsų vidus turi išlikti harmonijoje ir visiškai nesipriešinti tai realybei, kurioje mes esam. Ir jeigu, pavyzdžiui, parašo mokesčiai tau arba ten Sodra ir sako, tu dabar esi skolingas tiek ir tiek, ne? Ir tu turi pervesti, tau užblokuoja sąskaitas, ne? Ir tu supranti, kad ten kažkokia nesąmonė yra, ne? O gal ir sąmonė, ne? Tarkime, būna visaipgi. Gal tai yra teisingai, gal neteisingai padaryta, bet kas atsitinka su mumis? Arba mes kovojam su ta realybė, arba mes tiesiog sakom, okei, paėmė tik pinigais, arba ten dar kažkaip tai taip, vadinasi, taip reikia, taip yra geriausi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš manau, kad kiekvienas iš tikrųjų žmogus su tuo susiduria. Mes susidurėme ir vietoj to, kad mes kovotumėm su sistema, mūsų būsena turi būti ta tokia harmoninga, praplaukianti ir visiškai neleidžianti tai sistemai paimti iš mūsų energijos. Nes iš kogi jos gyvena? Jos gyvena iš žmonių energijos. Ir energiją mes duodam savo dėmesiu, savo mintims, savo emocijom, jausmais ir visokiais pasipiktinimais, apkalbėjimais su draugais, ne, kaip čia visai neteisingai, kaip čia viskas blogai. Viskas šitam gyvenime yra teisingai, absoliučiai. Nuo 0 iki 1000 ir begalybės. Viskas yra teisingai. Tik tai mes nesuprantam to teisingumo, kažkokio tai rakto nerandam. Tai mano yra žinutė šios dienos. Nekurkim sistemų. Nedarykim iš to, ką sukūrėm savo gyvenime, kažkokios paradigmos, kad tai yra nekintama. Tiesiog sukuriam, paleidžiam, sukuriam, paleidžiam, sukuriam, paleidžiam. Ir dar noriu pastebėti vieną dalyką, kad struktūra tai nėra sistema. Struktūra mūsų gyvenime turėtų būti. Jinai yra vidinis resursas, jinai iš vidaus yra statoma. O sistema remiasi labai griežtais tokiais rėmais, kurie įrėmina žmogų. Todėl mano palinkėjimas, kada jūs susidurėt su sistema, nekovokit su sistema, o tiesiog darykit savo veiksmus su vidinė ramia būsena. Šunys loja, karavanas eina, štai kaip turėtų būti. Antras dalykas, kada mes esame kūrybiniam procese, bendra kūryboje su kitais žmonėmis, nesistengime sukurti nekintančių formų. Viskas šitame gyvenime kinta, viskas per viską prateka energija, viskas yra ateina, praeina. Darykim tokius dalykus, kad ateina, va čia mes pasidalinam, mes suteikiam džiaugsmo savo, suteikiam kitiem ir išsiskirstam. Neprisirišam nei prie to, ką sukūrėm, nei ką atidavėm kitiem žmonėm, nei dar kažko tai. Viskas absoliuti laisvė. Ir dar vienas momentas, kada mes iš tikrųjų, aš jau tą sakiau turbūt, kad kai susidurėm su sistema, tai mes į ją tiesiog nereaguojam, o harmoningai tiesiog ramiai darom savo dalykus. Tai šitiek norėjau pasidalinti, nes labai ta žinutė man stipri šiandien atėjo, kad mes nekurkim sistemų ir nekovokim su sistemom. Mes tiesiog dalinkimės tuo, kas ateina, nepirškim nieko kitiems žmonėms, nesistengkim nieko įkišti, nei savo kūrybos, nei dar kažkokių tai dalykų, nei nuomonės, nei patarimų, kad nesukurti ten tų ryšių tokių sisteminių, nes mūsų gyvenime jų ir taip per akis. Nuo programų, kurios mūsų galvoje yra, mums neleidžia tiesiog atsiduoti pilnai tam procesui, į kurį mes esam šiandien pakviesti. Tai tokia mano žinutė, skanios jums kavos. Ir tikriausiai vėl kažkada pasimatysim, nes labai noriu papasakoti apie naują mokymąsi, apie požiūrį kvantinį į mokymosi procesus ir apie vedlius mokytojus, mentorystės, kaip naujoje realybėje visą tai mano per mane pratekėjusią informaciją, visą tai dėliosis ir jau dėliojasi. Tai linkiu jums gražiaus dienos, iki, o aš miške einu pasivaikščioti toliau.